Aš manau, kad mano stažas užsienyje yra didžiausias. 45 metai. Mano vardas Bela, Lusišė Frisaitė, dabar šįryt gyvenau ir Amerikoje, ir Pietų Afrikoje, ir daugiausiai Šventojo žemėje. Išauginau sūnų, padėjau išauginti anūkės, ne taip jau didelės, bet jau eina į mokyklą. Ir tada aš nusprendžiau važiuoti namo. Aišku, pasmerkta ten visam gyvenimui. Ten nelabai mėgsta, kai palieki. Bet man čia gerai. Ir aš grįžau labai, aš nepasakysiu, kad su euforija, bet su įsitikinimu, kad Lietuva gali tapti vienu iš svarbiausių turizmo centrų Europoje. Ir ne tik Europoje, bet visam pasaulyje. Ir tik vakar aš išgirdau apie jūsų klubą. Mane tas sužavėjo. Žinokit, kad pas mane namai kaip kiaulidė. Atvažiavo visi mano daiktai ir viską palikau, viską mečiau ir atlėkiau. Nuojauta. Ir aš nesuklydau. Aš matau jūsų šypsenas. Mes kažką tai padarysim, aš užtikrinta. Čia pradžia. Iš čia visi, čia teisingai. Padarysim kažką tai. Tiesiog daugiau šypsenų. Aš radau visuomenę čia vaizdę. Serga tiesiog. Lietuvos visuomenė serga. Daugybė baimės. Visko bijo, užsidarė, nesišypso, neteko gyvenimo džiaugsmo. Taip, kad mes su savo patyrimu viskį užsienė. Gal grąžinsim šypsenas, kaip jūs sakot. Pradėsim. Taip man, aš turėjau po to straipsnio, skaičiau komentarus. Buvo tokie, kurie jau mane palaidojo. Tai aš jums pasakysiu tikrą tiesą, aš tik gimiau antrą kartą. Lietuvoje dabar. Taip, kad man 30. Dėkui. Aš noriu, kad augtų vaikai laimingesni, kaip mes visi buvom. Ir kad būtų tobulesnė visuomenė. Ir čia įmanoma. Įmanoma sumažinti nusikaltimus, įmanoma sumažinti narkotikus, kurių dėja per daug yra, kaip aš matau, Lietuvoje. Ir kitas auklėjimas. Auklėjimas negeras. Ne tik Lietuvoje. Palyginus Lietuva dar auksa su kitom šalim. Ir iš tų 200 žmonių aš tikiu, kad gali prasidėti pirmas pasaulyje visuomenės judėjimas. Visuomenės judėjimas, kuris sako ne, beprasmiškai neapykantai. Sako ne narkotikams, sako ne alkoholiui, visokiam atsidavimui. Mes tiesiog užmokime. Aš manau, kad iki šiol neužtektinai padaryta dėl žmogaus. Mes apsiginkluojame, mes siunčiam žmonės į mėnulį. Bet labai pasaulis susireikia visko, kas susieina su žmonėm. Ir galbūt kažkam labai patogu, kad dirba kompiuteriai. Žmogus nemąsto. Jisai daro, ką iš jo laukiama. Ir viskas tvarkoja. Ar neatėjo laikas sakyti kitaip? Pradėkime mąstyti pozityviai. Ir žinokit, čia labai keičia viską. Keičia aplinką. Tiesiog turėti poveikį, gerą poveikį ant kitų. Jūs sugebat šitą. Nes jūs jau turite pasirinkti. Ir norą. Taip, kad tas užsienis buvo tik pradžia.